Andrius Tapinas. Vilko valanda. Vilniaus universiteto alchemikų išradimas aukštyn kojom apvertė Europos gyvenimą. Dabar virš miestų sklendžia didingi dirižabliai, gatvėmis lakioja garo karietos, tvarką palaiko golemai, o mechanikai konstruoja automatonus. Knyga fantastinė, stimpanko žanro, perkelianti į XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios Vilnių, tokį, koks jis galėjo būti arba buvo alternatyvioje realybėje. Romane veiksmas tiesiog virte verda, kunkuliuoja, veržiasi per kraštus. Pasakiškai ryškus vaizdai, verždamiesi visą jėgą užvaldo sąmonę ir netgi gabalėlį pasąmonės, prikaustydami dėmesį ir neleisdami atsitraukti nuo knygos.